Taip, įrašą pradėjom. Dariau, gali pradėti. Ok, gerai. Tai labas vakaras dar kartą visiems, kurie čia susirinkote. Tai šiandien, kaip ir pažadėta, čia buvo tokia ekspromptu, sugalvojau padaryti pristatymą bendruomeniai, nes čia daug kas turbūt žiūrėjo 3 valandų trukmės ten šito discgolfo federacijos valdybos posėdį, kur diskutavom labai ilgai apie šitą rinktinės atranką ir kalbėjom ten, kokie čia PDG reitingai geresni ir kaip čia geriausiai nusakyti, kaip atrinkti tos žmonės į rinktinę, ar ne? Taip, kadangi analizuoti duomenis man yra įdomu, tai kažkaip taip bediskutuojant išsirituliojo, kad gal galima čia iš tiesų padaryti kažkokią analizę istorinių duomenų, ką mes jau turime ir žinom apie Lietuvos žaidėjus ir pasižiūrėti, ką skaičiai, kokį atsakymą mums duotų, ar ne. Tai dabar ta visa diskusija, kuri buvo federacijos valdyboje ir kuri prasidėjo turbūt nuo minties, kad PDG reitingas yra metų laiko žaidėjo turnyrai, ar ne, tai čia gal toj diskusijoje daug kas ir patys savo dar kartą išsiaiškino arba net ir naujai išsiaiškino, kaip skaičiuojamas PDG reitingas, tai jeigu taip labai trumpai dar nusakyti, tai PDG reitingas yra pastarųjų 12 mėnesių iki to momento, kai žmogus skaičiuojamas reitingas, jie skaičiuojami kas mėnesį, kartą per mėnesį, antrą mėnesio antradienį atnaujinami. Tai va, tai yra 12 mėnesių iki to momento, kaip žaidė žaidėjas, visi jo kiekvieno rato reitingai, jų vidurkis, bet ne visiškai paprastas, paskutiniai 25% jo ratų žaistų yra dvigubinami, ta prasme, dvigubą svorį įgauna. Tai jeigu kitais žodžiais tariant, tai tie paskutiniai 25% žaidimų įgauna 40% reikšmės. Va, ir dar išsibraukia labai stipriai nukrypę nuo vidutinio žaidėjo lygio žaidimai į žemesnę pusę. Tai išsibraukia per daugiau negu 2,5 standartinio nuokrypio nukrypę reitingai. Tai standartinis nuokrypis, aš čia dabar jau nepasakosiu, kas yra, kam įdomu ir nežinot, pasigūglinkit, pasiskaitykit, bet trumpai, jeigu taip buitiškai, tai jisai parodo, kiek sviruoja žmogaus reitingai. Tai įsivaizduokime, jeigu kažkas žaistų visą laiką kiekvieną ratą vienodų reitingų, tai jo standartinis nuokrypis būtų 0, nes niekas nebūtų nukrypę nuo vidurkio. Tai kuo labiau sviruoja jo reitingai, tuo didesnis tas standartinis nuokrypis. Tai žodžiu, kuo nestabilesnis žaidėjas, tuo sunkiau jam turėti ratą, kuris išsibrauktų. Ir išsibraukia taip pat dar ratai, kurie yra daugiau negu 100 reitingo punktų nukrypę nuo žaidėjo vidurkio. Jeigu žaidėjas yra 950 ir jisai suždė ką nors 849, tai jau jisai automatiškai išsibrauktų, nesvarbu, kokie ten jo standartiniai nuokrypiai. Tai va, toks yra PDG reitingas. Trumpai tariant, su padidintų svorių naujausiam žaidimam ir išbrauktais labai nestandartiškai, keistai, blogais ratais. Va. Ir mintis ir klausimas, turbūt, kuris buvo iškeltas, tai yra, kad galbūt tai nepakankamai gerai atspindi ir tie reitingai yra remiasi didelę dalim netgi labai senais žaidimais ir jeigu žmogus demonstruotų dabar labai gerą lygį prieš skelbiant rinktinę, tai gal tas žmogus būtų vertesnis važiuoti rinktinę, nors ir jo reitingas dar nėra pakilęs tiek, kiek kažkokio kito žmogaus, ar ne? Tai dabar aš taip bandydamas sudėti, ką čia mes norim analizuoti, tai mes jau ir praeitam valdybos posėdį sutarėm, kad mes galim Europoje vykstantiem ypatingai visiems čempionatam, kurie būna paprastai rugpjūčio mėnesį, sutrumpinti tą rinktinės paskelbimo laiką. Tai mes turėjom prieš 4 mėnesius, sutarėm, kad galim 3 mėnesiai iki čempionato likus, tai reiškia po gegužės mėnesio reitingų atnaujinimo, tai yra daugmaž gegužės vidury arba šiek tiek anksčiau, tada galim tvirtinti rinktinę. Tai va, tai jeigu mes galvotumėm, kad kitas variantas būtų vadovautis ne reitingų, o naujausių žaidėjo žaidimų, tai aš paėmiau tada, kad mes tada paimtumėm turbūt visus žaidimus tais metais, kurie pas mus paprastai sausį niekas nežaidžia ir pradeda turbūt vasario mėnesį su žiemos čempionatu, tai būtų turbūt jeigu žaistų sausį, tai okay, tais metais, bet vasaris, pilnai kovas, pilnai balandis, tai būtų tie žaidimai, pagal kuriuos mes įvertintumėm žaidėją
paimtumėm tų naujausių žaidimų tik vidurkį reitingų ir sakytumėm, va čia yra pats šviežiausias kriterijus ir jisai yra geresnis negu tas PDG reitingas, kuris remiasi 12 mėnesių. Tai va čia buvo du dalykai tada, kuriuos norėjom paanalizuoti, tai ar tas gegužės mėnesio reitingas, ar vidutinis reitingas pradedant ten nuo vasario iki balandžio imtinai 3 mėnesių. Ir tikslas mes norim sužinoti, pagal kuriuos čia reitingus mes galim tiksliau pataikyti ir atrinkti tuos žaidėjus, kurie rodytų geriausią formą. Aš nenorėjau dėti į analizę tik rugpjūčio, nes ten kartais mes rastumėm pas žaidėjus, kur ten tik 2 ratus sužaidė, tai labai mažas kiekis ir ten labai šokinėtų ir svyruotų tie reitingai. Tai dėl to paėmiau, kad Liepa rugsėjais, tai reiškia rugpjūtis kaip atskaitinis mėnuo ir mėnuo prieš mėnuo po, tai mes įsivaizduojam, kad mes norim žaidėjo, kuris tuo periodu, Liepa rugsėjai imtinai per 3 mėnesius demonstruotų pačią geriausią formą ir geriausiai žaistų. Ne? Tai čia buvo tokios prielaidos padarytos. Ir tada paėmiau top 25 Lietuvos žaidėjus pagal 23 metų pabaigos reitingą. Tai jeigu kažkam pavardės įdomu, tai prasideda sąrašas Mindaugum Pošium, baigėsi Tadu Nutautu. Ir lyginam būtent tas dvi sistemas. Sistema pirma būtų, kad tiesiog vertinam pagal gegužės mėnesį turėtą reitingą. Antra pagal vasarį valandį imtinai, pagal vidurkį tų žaistų ratų. Ir būtent siekiam pažiūrėti, kad pas ką geriausi reitingai Liepos rugsėjo mėnesį irgi vidurkis tų mėnesių. Ir 3 metai paimti analizę nuo 21, 22, 23. Iš pradžių dar buvau pakabinęs 20, kol supratau, kad ten buvo karantinas ir pavasarį mes nežaidėm, tai ten visiškai nėra vaizdo, ta prasme, nėra ką analizuoti. Ir dabar aš tai paėmiau 3 metus ir sudėjau tiesiog paprastai viena sistema, kur renkam pagal gegužės mėnesio reitingą, kas būtų atsitikę 21 metais. Tai čia Gabrielius turėjo aukščiausią reitingą tuo metu gegužė, Aurelijus buvo 2, Mindaugas 3 ir taip, paskui Laurynas, Linas ten lygus ir taip toliau, ar ne? Ir jeigu mes turėtumėm dar kitą sistemą, mes sakytumėm, kad mes norim atrinkti žaidėją pagal pastarojo meto formą, kaip tai buvo įvardinta diskusijoje, ar ne? Tai tas pastarojo meto mes jau patys turėtume suprasti, tai yra vasaris, kovas, balandis. Tai čia aš specialiai įdėjau dar ratų skaičių, nes jeigu mes galvom apie PDG reitingą, tai ten paprastai pažaidėja kiekviena beveik yra 20, 30 ir daugiau ratų įtraukta. Tai reiškia, iš tokios masės jo žaidimų tas reitingas susidaro, kaip sakiau, su didesniu biškį svoriu jo naujausiam žaidimam. Čia pavasarį mes, aišku, iškart matom tokią riziką, kad mes vertintumėm žaidėjus pagal labai nedidelį žaidimų skaičių. Tai čia jau taip daug labai matematikos nežinant, iš karto aišku, kad daugiau šansų paklaidai, nes daugiau gali svyruoti, ar ne? Tai mes matom, kad čia beveik visi būtų iš 5 ratų sužaistų 21 metais išrinkti, arba ten Miroslavas ir Linas, kurie buvo po 7 sužaidę. Tai jeigu rinktumėm top 3, tai pagal pirmą sistemą paimtumėm Gabrielių, Aurelijų, Mindaugą, pagal antrą sistemą paimtumėm Aurelijų, Gabrielių ir Miroslavą. Nes Miroslavas buvo 3 geriausias. O tada mes pažiūrim rezultatą, ar ne, tai kaip šitie visi žaidėjai žaidė iš tiesų Liepą, rugpjūtį, rugsėjį šitais 21 metais. Tai mes matom, kad pagal vieną ar kitą sistemą rinktumėm, jeigu ten būtumėm top 3 rinkę, tai Aurelijus būtų atrinktas į rinktinę ir jisai žaidė geriausiai, viskas labai gerai. Gabrielius pagal abi sistemas irgi patenka į rinktinę, bet jisai yra 3, tai pagal žaidimą, ar ne? Tai, ten, jeigu žiūrėtume aišku į reitingą, tai ten ar Gabrielius ar Mindaugas, tai čia galima sakyti visiškai vienodai žaidė, nes žinom, kad ten minimum 7 reitingo taškai, o paprastai 10 yra vienas metimas. Tai žinai, o Linas pagal rezultatą buvo 2, bet jeigu žiūrėtume apie 2 sistemas, ar pagal vieną, ar pagal kitą sistemą Linas ir rinktinę nebūtų patekęs. Bet jisai demonstravo 2 geriausią žaidimą. Voilà. Ta prasme, tai jeigu dar iš tiesų pagalvotumėm apie realybę, 20 metais į Europos čempionatą važiavo Gabrielius ir Linas. Ir galim sakyti, kad pasisekė pataikyti šitą lygį dėl to, kad Aurelijus ir Mindaugas atsisakė važiuoti, ar tai negalėjo, ta prasme. Tai jie buvo eilėje pirmesni ten, bet nevažiavo.
Tai va, tai, sakytumėm, kad tai, kad Linas išvažiavo į čempionatą ir demonstravo antrą geriausią Lietuvoje žaidimą, tai, pasisekė Lietuvai šitą. Tai va, ta prasme, tai čia toksai, žinai, 22 metus žiūrim tam pačiam stiliuje, ar ne, pagal pirmą sistemą gegužės mėnesį reitingą važiuotų Gabrielius ir Mindaugas 2, jeigu trečias Aurelijus, po to seka Laurinas, Linas jau, tarkim, už trejetuko ten lieka. Jeigu žiūrėtumėm pagal pastarojo meto žaidimą 22 metais, ar ne, tai yra kokį lygį demonstravo, tai būtų Laurinas, Mindaugas, trečias Gabrielius, ar ne? Ir dabar realybėje, jeigu pasižiūrim, tai, Mindaugas čia figuravo ir vienam ir kitam, kaip antroji pozicijoje, šiaip matom, jisai žaidė geriausiai ir geriau už visus, gana ženkliai, o antras geriausias žaidėjas buvo Edgaras pagal rezultatus. Nei viena sistema neturėjo jokių šansų išvelgti Edgaro talento, nes jisai nei pagal reitingą turėta, nei pagal žaidimo lygį iki ten gegužės mėnesio mes matom jo čia top 7-ukė net nematom. Tai, vat yra tokių stebuklų, kur niekaip nėra kaip išvelgti, reiškia, ar ne? Tai va, Laurinas, kuris pagal šitą sistemą 2-4 mėnuo būtų važiavęs į čempionatą, demonstravo tuo metu 12 rezultatą Lietuvoje pagal žaidimo lygį. Tai irgi toks atsakymas man, taip žiūrint, daug šansų yra suklysta. Ne? Čia mes beje, aišku, 22 matom gerokai daugiau pavasarį visi žaidė, ir čia jau 10-12 ratų sužaidė žmonės, ta prasme. Tai va, bet realybėje iš tiesų čia 22 buvo komandinis čempionatas Kroatijoje, vėlgi Mindaugas ir Aurelijus atsisakė važiuoti, Edgaro dėja niekas nepakvietė į rinktinę ir žinom, kad žaidė iš šitų, čia minimų Gabrielius, Linas, žaidė Laurinas, nežiūrint čia šito PDG turnyrų, ten nebuvo PDG turnyras, ta prasme, pasaulio čempionate komandiniam, Laurinas žaidė gerai rinktinėje ir tikrai neblogiau už kitus. Dar žaidė Savukynas, jo čia neturime, nes jis nepateko čia į analizę, nes jis pernai neturėjo reitingo, ta prasme, nebuvo aktyvus narys, tai aš jo iš vis čia neįtraukiau, tiesiog paskui tik tai jau viską padaręs, supratau, kad čia Savukyno nėra. Tai va, bet vėlgi mes matom top 3-ukę, 1-2 pataikom, 1 pražiopsom, pagal kurią nori žiūrim sistemą, ar ne? 23 metai, pagal reitingus ir žinomi į rinktinę ir važiavo Mindaugas ir Edgaras, trečias būtų Linas, bet turėjom 2 vietas Openo. Jeigu rinktumėm pagal pavasario lygį, čia būtumėm paėmę Mindaugą ir Lauriną į rinktinę. Ir matom tada, jeigu pagal rezultatą, Mindaugas buvo antras geriausias pagal rezultatą, ar ne, Gabrielius čia vos geresnis, Laurinas irgi čia visi lygus iš tiesų galima sakyti. Tai va, tai pagal šitą sistemą galėtumėm sakyti taip, o čia Laurinas pagal pavasario rezultatus būtų patekęs ir jisai žaidė pusę metimo geriau negu Edgaras per tą periodą, žinai, tai galėtumėm sakyti, čia gal būtų Laurinas ir nusipelnęs tos vietos, bet, čia vėl, aišku, supraskim, kad mes lyginam labai tokius mažus skirtumus. Tai taip labai trumpai apibendrinant, ar ne šitą, aš gal tam prie išvadų biškį trumpai prieisiu, bet, matosi, aišku, kai mes ypatingai turime labai mažai vietų rinktinėje, ten renkam 2 ar 3 žmonės, Openo, kitų divizionų ten ir dar mažiau po 1, tai žinoma, kad ir pagal kokią sistemą mes rinksim, mes turim tikimybę suklysti ir neižvelgti talento, ar ne? Mes per 3 metus pažiūrim, taip atversiu atgal, 21 metai, kad ir viena ar kita sistema pražiopso Liną ir jo nepaima rinktinę. Čia tada 2 metai, čia žiūriu, kurį čia mes pražiopsom Edgaro potencialo, čia niekaip nesimato, ar ne, bet jisai pasirodo antras geriausias buvo žaidėjas. Trečioj sistemoje vėlgi viena ar kita sistema, net į top 3-uką, nei pagal vieną sistemą nepraeitų Gabrielius, jis ten buvo reitingų 4, pagal žaidimo lygį pavasarį jis iš viso buvo 7 Lietuvoje, už mane blogiau žaidė, netgi kaip matom pagal šitą lentelę, o per tą periodą, kai sakom čempionatų periodas, Liepa-rugsėjus, Gabrielius žaidė geriausiai visoje Lietuvoje. Tai vat, tokie čia, taip sakant, viražai. Čia manau, kad yra 2 dedamosios, tai yra, kad dar yra vienas svarbus dalykas, turbūt, kad mes turim gana nemažą ratą žaidėjų, kurių lygis yra iš tiesų labai panašus, dėl to
atspėti, kuris čia žais geriau, tai kaip matom, nei bendras reitingas pilnai leidžia tai atspėti, nei pavasaris to labiau. Tai tada, taip aš pagalvojau dar toliau, tai mes turim šitą krūvelę duomenų, ar ne, ir tada klausimas yra, jeigu mes paimam visus top 25 žaidėjus, turim 3 metus ir turim šitos 2 dedamasias. Gegužės mėnesio reitingas arba pavasario reitingas, nuo vasaris, kovas, balandis, vidurkis. Ir pažiūrim, tai kurie reitingai yra arčiau ir labiau susiję, tai yra labiau koreliuoja su čempionatų periodu, tai yra Liepos rugsėjo imtinai rodomų rezultatų žaidimo, ar ne? Nu tai va čia va aš tai ką va padariau. Tai numeris 1 yra būtent tik PDG reitingas tiesiog. Ir aš suskaičiau 2 koreliacijos koeficientus. Nu, kas vėlgi nežino, pasiskaitykit, kas tai yra, bet koreliacijos koeficientas realiai yra skaičius nuo -1 iki 1. Tai yra, jeigu 1, tai reiškia visiškai sutampa skaičiai, o jeigu -1, tai būtų atvirkščiai viskas. Tai aišku, kad mes čia lyginam žaidėjo rezultatus su jo pačiu, žaidėjo reitingą su jo reitingais, tai aišku, kad tos koreliacijos yra stiprios, nes tą patį žmogus to pačiu lyginam. Bet jeigu mes žiūrime visus 25 geriausius žaidėjus, tai mes gauname pagal koreliaciją jo rezultatų vasarą, Liepą, rugpjūtį, rugsėjį, beveik 0,8. Tai čia yra labai stipri koreliacija, ar ne? Arba galim sakyti taip grubiai, lieka 20% galimybė klaidos, ne? O jeigu mes žiūrime pagal antrą sistemą, tai reiškia, kaip jo rezultatai vasarą koreliuoja su jo pasirodymais pavasarį, vasarį, kovą, balandį, tai koreliacija irgi yra stipri, bet kažkiek mažesnė, 73. Tai klaidos tikimybė lieka šiek tiek didesnė. Vietoj 20% lieka 27% galimybė suklysti, jeigu renkam pagal pavasarį. Ir aš dar paėmiau top 12 žmonių, tai reiškia, pusę šitų geriausių, pačius geriausius. Čia matom skirtumas dar padidėja. Top 12, jeigu mes žiūrim pagal gegužės reitingą, mes turim 0,85 beveik, tai koreliacija su jų pasirodymais vasarą. Jeigu mes paimam jų pasirodymą pavasarį tų žaidėjų, koreliacija sumažėja iki 72. Tai žodžiu, šičia yra žymiai dar akivaizdesnis atsakymas, kai mes žiūrim į top 12, kad top 12 žmonių žaidimas, kaip jie žais vasarą, žymiai mažiau yra nusakomas pavasario reitingais, kaip jie žaidė, negu nusakomas gegužės mėnesį tiesiog turimų PDG reitingų, kuris susideda iš visų jo žaidimų nuo gegužės iki gegužės. Tai man šitą matant šitos skaičius, tiesiog atsakymas, jeigu mes svarstom tarp šitų 2 variantų, pagal ką geriau rinkti, ar ne, tai, man akivaizdus yra atsakymas, kad PDG reitingas gegužės mėnesį yra žymiai tikslesnis rodiklis negu PDG reitingų vidurkis iš vasario, kovo, balandžio. Tai va čia yra tiesiog toksai atsakymas, ar ne? Tai, išvadų aš ten surašiau, čia galima jas greit perskaityti, bet kaip jau ir pasikartosiu. Suklyst galima abiejose sistemose, čia jos labai neapsaugo, bet, išvada tokia paprasta, tai tiesiog imant reitingą gegužės mėnesį yra žymiai tiksliau, negu paimti jį tik tai pavasarį. Dar kai buvo kalba iš tiesų, kad gal reikia kažkaip tik, PDG suteikia 25% paskutinių žaidimų dvigubą svorį, tai gal reikėtų tiem paskutiniams suteikti didesnį svorį. Bet supraskim tada, kad tas didesnis svorio suteikimas, tai būtų kažkokia versija tarp šitų 2, ką aš analizavau. Nes aš analizavau kraštutinius. 100% tik pavasariui, o kitas yra taip, kaip PDG skaičiuoja. Tai jeigu mes bandytumėm kažkaip padidinti tą svorį link pavasario, tai mes, kuo daugiau padidintumėm pavasarį, tuo artėtumėm prie blogesnio varianto ir kuo mes arčiau būtumėm prie PDG reitingo, tuo artėtumėm prie to geriausio. Tai žodžiu, bet koks tarpinis variantas būtų kažkoks tarpinis, kažkiek blogesnis negu tiesiog PDG reitingas. Tokia matematinė išvada. Tai mano gal tokios rekomendacijos dar bendros, kurias aš čia surašiau, tai kad, jeigu mes iš tų renkamės kriterijų, tai likti su naudojimu PDG reitingo. Dar noriu trumpai įsiterpti, žinok, skaidrių tai nerodo tų su rekomendacijom. Tu vis dar esi prie koreliacijos skaidrės. A, ne? Čia tau nerodo, mums rodo. Čia tau nerodo, matai kitiem. Tai džiaugiuosi, kad jums tikiuosi įrašui, o dabar rodo. Matai, čia reikia kažką pagarsinti, kad rodytų.
Reikia jo, balsų paprašyti, kaip ir disko reikia prašyti. Jo, kuris aš tikiuosi įrašui gerai įsirašė. Tikiuosi, jo. Tai va, tai sakau, mano rekomendacijos, ta prasme, mes tikrai dabar apkalbėjom tą, kad 3 mėnesiai iki čempionato ir mes žinom praktinės priežastis, kodėl mes negalim paskelbti rinktinės turbūt likus ten 3 savaitėm arba 2. Aišku, kad jeigu mes tą galėtumėm sau leisti ir išspręsti visokius logistinius, finansinius, atostogų ir visus kitus klausimus, tai aš visada balsuočiau už kuo vėlesnį paskelbimą rinktinės, tai reiškia, kuo arčiau čempionato, mes turėtumėm tuo artimesnį turbūt PDG reitingą tam momentui. Va, ir galima galvoti, mes dabar turime kriterijuose dabartinės atrankos, kad žaidėjas turi būti sužaidęs 8 ratus per PDG tos metus. Mes galim galvoti turbūt ir įtraukti, pavyzdžiui, kriterijų, kad turi būti 8 ratai per šiuos kalendorinius metus. Nu, gal ne 8, gal 6, nu nežinau, manau, kad žmogus aplamai žaistų šiais metais, ar ne? Mes galime įtraukti, nežinau, tenai interviu su kandidatais, ta prasme, ar aplamai jų ten kažkokį, ką jie galvoja ir ką jie masto, ta prasme, apie savo žaidimą vasarą ir taip toliau. Aišku, kitas dalykas, aš jau čia paminėjau pavyzdžius, mes to gal nepaminėjom, per visą, aš mačiau visas rinktinės Lietuvos, kiek iki šios dienos yra važiavusios į kokius nors čempionatus. Visą laiką buvo žmonių, kurie yra atsisakę važiuoti rinktinę, nors pagal atrankos sistemą jie būtų patekę. Su priežastim, kad aš negalėsiu, su argumentais, kad aš nesitreniruosiu ir nesu vertas, jeigu net mano reitingas rodo, aš neturėsiu laiko ruoštis ir taip toliau. Tai mes, kol kas iki šiol mes turėjome vis tą labai sąžiningą požiūrį žmonių ir atsakingą į rinktinę. Aš nemanau, kad tai pasikeis. Bet aišku, kad sistema turėtų atspindėti atranką kuo objektyviau. Tai va, tai ta prasme, galim galvoti apie kažkokį, būtent tą tokį tvirtinimą tos rinktinės, ar ne, ir, nežinau, su teisė kažkokiai tarybai rinktinės ar ten valdybai kompetitingai, turint labai tvirtus kažkokius argumentus padaryti pakeitimą rinktinė. Bet, tie argumentai turi būti irgi labai visiems aiškus ir kažkokie žiauriai tvirti. Aš nelabai sugalvoju jų šiandien. Tai va, žinai, galima toliau turbūt galvoti ir kas turbūt didžioji daly arba visose sporto šakose, turbūt tai yra, žinai, kad sportininkai patekdami į rinktinę turi pateikti savo treniravimosi planus ir taip toliau, kaip jie ruošiasi ir toliau. Federacijos indėlis į tai irgi pagalvoti apie tai. Tai va tokios mano čia galbūt rekomendacijos ir pageidavimai. Norai, ta prasme, tai arba pasiūlymai. Va, dabar matau ranką, Mykolas kelia, tai sakyk. Gerai, gal jau, jeigu čia atėjo laikas klausimams, tai aš noriu paklausti, nes viską gerai rodo kol kas man. Žiūrėk, noriu pasitikslinti, ar šitos tavo rekomendacijos čia yra jau pasiūlymai valdybai ar ne, kadangi valdyba priima tą tvarkos sistemą, tai noriu pasitikslinti, ką tu pasiūlysi valdybai, ką pasiūlysi. Jo, tai aš atsiunčiau valdybai šitą, ką jūs dabar matote irgi, tai ir viešai įdėjau. Tai, manau, kad čia yra 2 variantai šitos dalykus aptarti valdyboje. Aišku, aš galiu, galbūt ir sudėsiu tiesiog savo variantą, kuris būtų, galbūt dabartinės tvarkos modifikacija, kaip aš siūlyčiau daryti. Vardant to, kad pateikti ją kažkokią kaip išbaigtą variantą, už kurį galima balsuoti arba dar siūlyti pakeitimus. Nes čia nėra surašyta į formą atrankos sistemos. Tai čia yra mano pasvarstymai, apie ką galima svarstyti. Aš, manau, sudėsiu savo pasiūlymą galbūt taip, kaip aš matau, ką verta dėti iš to, kas čia parašyta ir ko galbūt ne. Tai, kai kurios gal palikčiau diskusijai, ta prasme, dalykus. Tai va. Tai galite užduoti dar klausimus, aš galbūt galiu dar netgi truputėlį atversti, gal kažkam bus įdomu pamatyti excelinių duomenų ar ne. Čia tiesiog šiek tiek grafikų, dabar iš top 25 galit pageidauti, ką norėtumėt pamatyti. Čia, pavyzdžiui, yra Gabrielius, ar ne, kaip pavyzdys atverstas. Čia sutraukta dabar yra, mato turbūt, ar ne, metais ir sezonais. Čia nuo 20 beje matosi. Ir jo kiekvieno to sezono vidutinis reitingas, ar ne. Tai mes taip pasižiūrėtume, 23 matėm kaip pavyzdį, ar ne? Gabrielius žiemą žaidė ne kažką, ten pavasarį žaidė ne kažką, dar vasaros, matom, reitingas yra, ten aš rodžiau didesnį reitingą, bet dar birželį ten žaidė ne kažką, ko gero, ir tada iššauna į rudenį, ar ne? Ta prasme,
Tai va, nu, ta prasme, tai pagal pavasario kažkokią sistemą jo netrinktum, kaip matėme, jisai 2-3 žaidė geriau ten už visus ten į antrą sezono pusę. Tai, nu ir pagal reitingą jisai nepraėjo rinktinę. Tai dabar šitas kaip ir atsakymas apie Gabrielių, kad ir kaip sistemą naudosi, tai gal vienintelė sistema, kuri atrinktų Gabrielių į rinktinę, žiūrint iš tos rezultatus, koks nors super mega treneris su afigenai išvystytų šeštuoju jausmu, kuris žiūrėdamas į pavasarį prastą Gabrieliaus žaidimą sakytų, jis bus geriausias rugpjūčio mėnesį, aš imu jį į rinktinę. Tai, nu, man būtų įdomu pamatyti, aišku, tą trenerį, kuris prisimtų tokią atsakomybę. Tai va. Galim atsiversti, pavyzdžiui, Lauryną. Pažiūrėti, ar ne, vat, matom, Laurynas 23 žiemą, nu čia aišku žiema, tai tik žiemos čempionatas, ko gero. Ir čia mes matom tą tokį brūkšniuką, čia yra 3 ratai, nu tai čia vienas čempionatas. Puikiai sužaidė žiemos čempionatą, pavasarį biškį žemiau, vasarą vėl aukščiau, vėl žemiau, ar ne. 22 metus, jeigu mes pažiūrėsim, nu, ta prasme, tai vat, vasarą pas Lauryną kažkoks čia buvo labai smukimas, ten buvo blogų ratų. Čia beje, šituose skaičiuose, ką aš rodau, kur yra vidurkiai sužaistų ratų, čia niekur niekas nėra išbraukta, kaip PDG išbraukė tuos labai žemus ratus, kurie yra nepagristai žemi pažaidėję. Tai čia aš nieko neišbraukiu. Čia visur, čia kai kur gali būti, kad kažkoks labai blogas ratas numuša vidurkį, ar ne? Jeigu mes dar, pavyzdžiui, išskleistumėm ir pasižiūrėtumėm mėnesiais, pamėnesiui, nu tai čia irgi matom labai daug svyravimo, ar ne? Vat, nu, to paties Lauryno žaidimas 22 metais, žiema, čia vat, žiemos čempionatas irgi 3 ratai. Gerai, 9,50 su viršum, balandis gerai, gegužė porą ratų labai blogai, birželį irgi porą ratų geriau, liepa vėl prastai, rugpjūčio čia iš vienas ratas, nu, bet taip pat kaip liepa atrodo, rugsėjais vėl geriau, ta prasme, nu, bet taip banguoja, ar ne, nu, 3 metai gerokai geriau bendras vaizdas negu 22 buvo. Laurynas beje buvo pats paminėjęs šitą 21 metus kaip pavyzdį, ar ne, ir kur sakė, kad 21, pavyzdžiui, jisai tapo Lietuvos čempionu, bet nebuvo patekęs į rinktinę pagal reitingus, kurie dar buvo pavasarį žiūrimi, ar ne, ir nevažiavo į Europos čempionatą. O vietoj jo važiavo Linas, kuris buvo ten po armijos ir taip toliau, ar ne. Tai, bet ir Laurynas sakė, kad demonstravo puikią formą, bet, nu, ta prasme, Laurynas, aišku, čia suždė 2 ratus tik tai rugpjūtį, bet irgi suždė labai blogai, kai buvo tas Europos čempionatas, ta prasme, nu, tai vėl galėtum sakyti. Ir netgi jeigu žiūrėtumėm pagal pavasarį, kur Laurynas nežaidė stebuklingai, jis vėl nebūtų parinktas į rinktinę, ar ne, dar neaišku, ar jis pagal šitos rezultatus būtų vasaros atrinktas, kur čia buvo jo geriausia forma, atrodo. Tai vėlgi, nu, ir čia jau, kaip ir sutarėm, čia yra per vėlų rinkti, tai čia žiūrint iš tos skaičius irgi ar vieną, ar kitą, ar trečią sistemą kažkaip žiūrėtum, sunku būtų atrasti turbūt sistemą, pagal kurią Laurynas būtų atrinktas, ar ne, į rinktinę. Aš dar beje čia tokį turėjau šitą, vat, atversiu, nežinau, ar čia matosi dabar jums head-to-head rezultatai, ar ne? Matot, aš pabandysiu pirmiausia tiesiog šitais sutraukti sezonais. Tai vat, jeigu mes pažiūrėsim į sezonus, kur, nu, vat, kaip Laurynas minėjo, žinai, ta prasme, kad čia Linas buvo armijoje, matom, žiemą nežaidė, čia gal jisai žaidė, nežinau, čia ratų skaičiaus neturiu mažiau, tai per pavasarį Laurynas žaidė už Liną geriau, bet jeigu mes pažiūrim tada į vasaros rezultatus bendrai, nu tai Linas demonstravo stipriai geresnę formą negu Laurynas per visą vasarą sumoj, čia kur Linas buvo Europos čempionate, o Laurynas nebuvo, ir rudenį ir toliau vis tiek Lino forma buvo aukščiau šiek tiek negu Lauryno, nu čia per vieną metimą turbūt vidutiniškai, bet tai čia man toksai, nu, truputėlį irgi gal ne visai sąžiningas buvo pasakymas, kad Laurynas buvo labai geroj formoje, o Linas buvo po armijos neformoj, tai, nu, to nesimato, tai Linas per visą tą sezoną grįžęs po tos armijos, gal fiziškai sustiprėjęs, nu, žaidė geriau už Lauryną. Skirma, keli ranką matau. Dariau, prašau baigt vadinti kariuomenę armiją. Atsiprašau. Prašau. Nu, čia aš čia cituoju, mat. Taip, matau, Skirmantas kelia ranką. Skirmantas kelia ranką. Mhm.
Aš žiūriu taip, jeigu įmant atskirą žmogų, atskirą atvejį, tai čia būna visaip ir kiekviena sistema jo kartais pataiko, kartais nepataiko. Bet taip žiūrint apibendrintai, kaip ir pats Dariau čia savo skaičiavimus apibendrini, kad PTGA reitingas imantis už metus, kartu turint galvoj, kad jis dvigubina paskutinį ketvirtį žaidimų, jis šiek tiek dažniau pataiko, patikimesnė sistema negu kokia nors specifinė mūsų modifikuota. Ir aš dar noriu atkreipdėmėsi, kad PTGA reitingą mes kiekvienas bet kada galim online imti ir pasižiūrėti. Tai yra, be jokio papildomo apdorojimo, be jokio papildomo įdirbio kažkieno, kieno būtų funkcija tą rinktinę sistemą vis atnaujinti. Tai aš manyčiau, ir tai yra svarbu, tai turim galiojančią sistemą, kuri ir truputį tiksliau pataiko negu kiti galimi variantai, ir prie kurios nereikia specialiai dirbti, ir kuri yra tokia skaidri, visiems aiški, kad bet kada visi mato, koks ten yra mūsų tas top 2, top 6, top 10 ir ko kam reikia, kad pakiltų ar nusileistų. Tai aš matyčiau tokius stiprius argumentus ir tada dar labai komplikuot reikalą su kažkokiais ano patobulinimų modifikacija, aš net nelabai matyčiau poreikio. Tai... Skirmantai, žinai, tiesiog tai papildant, aš tam tą analizę dariau, žinai, ne tam, kad čia pagrįsti tai, už ką aš argumentavau, nes man klausimas buvo gal toksai asmeniškai toksai, kad mes argumentuojame, mes jau tą buvom analizavę kažkiek, tai kaip priėmėm prieš kelis metus tą sistemą, kad remiamės PTGA reitingų ir supaprastinam viską. Tai dabar padarius šitą, man norėjosi padaryti šitą analizę, kad turėti atsakymą objektyvų, o ne pamastymą, kad gal PTGA reitingas yra geriau. Tai dabar atsakymas, ką aš matau skaičiuose, tai jis yra toksai. Arba mes naudojam PTGA reitingą, arba mes jį pabandom kažkaip perdaryti ir padarom jį blogesniu. Nes visi kiti variantai, kai mes jį pabandom perdaryti, veda į mažiau tikslų rezultatą negu į geresnį. Tai mes negalim tos sistemos patobulinimu vadinti, mes ją galim pavadinti pabloginimu. Jeigu mes norėtumėm patobulinti, mes kažkas turėtų padaryti dar kažkokią analizę ir pasiūlyti kažkokią atrankos sistemą, kurioje PTGA reitingas išvis nedalyvautų. Ir jeigu kažkas surastų kažkokią sistemą, pagal ką atrastų ir galėtų net pagrįsti, išanalizuoti praeities duomenis ir parodyti ir pasakyti, žiūrėkit, jeigu mes būtumėm rinkę va taip ir taip, mes visada būtumėm pataikę su geriausiais žaidėjais, aš nukeriu kepurę ir sakau, viskas, naudojam šitą sistemą, nes yra įrodyta, kad jinai yra tikslesnė bent jau ant visų praeities duomenų mūsų turim. O šiandien mes nevartokim žodžio patobulinti. Aš tam ir skaičiavau šitą, kad atsakymas yra matematinis toksai, bet koks kitaip pasverimas PTGA reitingo, nes mes bandom jį perdaryti. Vis tiek remdamėsi PTGA reitingu, reiškia padarimas sistemos mažiau tiksle. Tai man atsakymas tai yra pabloginimas, o ne patobulinimas. Okay, nevartokim patobulinimų ir nevartokim armiją. Jo, ta prasme, patobulinimas galim, bet man atsakymas patobulinta sistema turėtų neįtraukti PTGA reitingo turbūt į save iš viso. Vytenis kelia ranką. Jo. Aš žiūrėjau ir tą posėdį jūsų, ir šitą dabar paklausiau. Dėl visų tų, dėl to pasiūlymo, kad paskutinius ratus labiau, kad jie būtų svarbus. Padidinti svorį, jo. Jo. Tai nežinau, ar jūs žiūrit, pavyzdžiui, tenisą, yra ten žaidžia ant žolės, ant grunto ir ant hardo. Ir tie reitingai visiškai skirtingi. Pavyzdžiui, vien žaidėjas laimi ant grunto, jis ant hardo niekada nepavaro taip kaip ant žolės. Tai pavyzdžiui, jeigu tu suteiksi tiem žeminiam ratam, tai yra kosmosas, kaip pavyzdžiui, jeigu tu įsibėgėjai ir dabar žiema ledas, tu negali įsibėgėti, pavyzdžiui, tu negali numesti, tai čia visiškai ne tavo žaidimas. Tu važiuoji į čempionatą vasarą, kur bus tigeriai, žolytė ir viskas toliau. Ir tu dabar padidini reitingą to žiemos laiko, nežinau, uždarimo tas turnyras, sakėte, eina, žiemos čempionatas dar suprantu, svarbus turnyras. Bet uždarimas jau neįeitų į mano skaičiavimus, ta prasme, bet... Bet kiek ten tų žiemos ratų yra pasvarbinti? Bet esmė, kad jeigu žiema yra žemynė, kaip dabar Vilnių žaidžiam, tai
gali tavo visiškai žaidimo neatspindėti. Ir pavyzdžiui, tu padidini tą svorį, va, tų dalykų, kada tu negali žaisti savo pilna jėga. Man tai čia visiškai nelogiška yra. Kaip tik reiktų vasarą įdėti, nu, ta prasme, jau seniau, kad ir vasara būtų. Tai čia argumentas prieš tą, nu, kur siūlė patobulinti. O dėl to, kad Skirmantas čia sako, kad nereikia skaičiuoti, aš tai manau, kad reikia. Jeigu atrastum sistemą, tai tikrai būtų verta, nu, pataikyti, kaip sakai. Kažką dar norėjau apie tą pasakyti. Kad galbūt kokias, nežinau, ir klaime būdavo prieš visus čempionatus, ten varai visą sezoną visada būdavo varžybos, atrankos varžybos. Bet matai, ištvermės sporte yra, nu kitaip, tu, ta prasme, jau ištvermės neprarasi. O čia tau gali tas ratas vieną padarysi varžybą, kažkam nepasiseks, gal jis geras žaidėjas, bet, nu, paprasčiausiai nepasiseks. Plus reikia galvoti, kad ir nebūtų advantage kitiems žaidėjams su parku. Nu, ta prasme, tavo namų parkas, kad nebūtų. Tai čia irgi labai daug, bet manau, kad vat atrankos varžybos priešą arba atrinkti, nežinau, 10 geriausių paimti ir padaryti jiem vat varžybėlės tokias. Vis tiek kažką parodytų, manau, būtų, kas važiuoja žemyn, nu, kažką parodytų tas dalykas. Ir plus dar norėjau pasakyti, kad jūs čia visur Lauryną Rimavičių pavyzdį rodot, kad blogai, bet man tai labai, aš kažkaip, kai su juo pažaidęs, tai žinau, kad jisai prieš labai svarbius čempionatus labai treniruojasi. Vat mėgsta žmogus pasitreniruoti ir jis stipriai pagerina formą. Jis gali metus šūdą malt, bet vat paima, susijama, mėnesį pasitreniruoja, atvažiuoja į varžybas ir ten visus į vieną vietą deda. Tai tas irgi labai svarbu. Jeigu būtų motyvuotų kažkokių, padarytum vasarą prieš, nežinau, kada atrinki 10 žmonių, pasakai, jam bus vat už 2 savaičių atrankos varžybos į rinktinę. Gal žmogus užsimotyvuotų mėnesį žaisti, nu, ta prasme, vat, nežinau. Ir tada pasigerintų formą ir per atrankos varžybas parodyti, nu, tikrą veidą. Gal tai irgi... Jo, man su atrankos varžybos yra įdomus, žinai, kaip sakei, man tas variantas, kad per vienas varžybas gali būti tas paklaidos, žinai, momentas, nu, gana didelis šitam mūsų sporte. Ir kitas dalykas, norėtųsi jas vat irgi daryti, kur mūsų problema turbūt yra, žinai, kadangi mes čia turime tos žaidėjus, kurie, nu, žinai, nėra pro, kurie tik tai disc golfų gyvena, tai atsiranda visokių buitinių klausimų, žinai, tau reikia, žinai, atostogų, susiorganizuoti tą važiavimą, tai, nu, dažnai yra daug tų priežasčių, kodėl negalima rinktinės paskelbti ten, nu, likus ten 2 savaitėm iki čempo. Žinai, va, tada darytum, žinai, atranką, ar ten, žinai, jau arti čempo ir žinotum, kad jau jie yra va tokioj formoj, žinai, ta prasme, jau jisai čia nei prilaižys, ne, tai gali, kada renki, kada dabar renkam, prieš mėnesį. Ja, ne, tai mes dabar renkam, mes rinkdavom prieš 4, dabar jau sutarėm, kad prieš 4 mėnesius. Jo, tai, bet tai yra, nu, tai yra... Tai tada ir padarytas varžybėlės. Tai ja, būtų vis tiek jau vasarą būtų. Bet tai yra pakankamai toli vis tiek dar nuo visų čempų, žinai, ta prasme, tai va čia yra tas. Bet galbūt, va sakau, būtų kažkas, nu, būtų motyvuotas labai, pasigerintų, tikrai va žaistų, viens dirbtų darbe, nežinau, nešiotų kastų griovius, o kitas eitų į parką ir mėtytų. Ir nesižinotų, kad man vat už mėnesį atranka, nu, ta prasme, man svarbu, aš ir čia, geriau pradedu žaisti. Jo, dar su šita sistema čia tik tai, prieiti, kad, nu, jo, čia į ateitį. Turėtumėm prieiti prie minti šito, kad dar turėtumėm susikonstruoti parką tokį, koks bus čempė, žinai, čia idealu būtų, žinai. Nes čia dar yra vienas, žinai, kur galimybė, kur gali svarstyti, atrinkti žmonės, kurie potencialiai būtent tame parke, susikonstruoja parką, kur sitreniruoja, nuvažiuoja į čempionatą, o parkas pamodifikuotas ir visai kita. Nu, tai va. Gerai, Matas kelia ranką, matau. Matai? Įsijung šitą mikrofoną. Jo, tai aš šiandien taip biškį pasidėliojau irgi ir pagalvojau, nu, tipo, didžiausia problema yra ta, kad mes norėtumėm kuo vėliau paimti žmogų, ne? Ta prasme, mes neturim galimybės paimti žmogų kuo vėliau, dėl to, kad reikia viską planuoti iš anksti. Jo, tai ta prasme priežastis turbūt pagrindinės yra, kodėl mes negalim paimti, ne, vėliau. Tai yra... Bilietai. Jo, bilietai, čia yra svarbus dalykas, nu, visokie bookingai tenai, nakvynės bilietai taip toliau, o kitas dalykas yra žmonių asmeniniai planai, ta prasme, tai
Žinai, jeigu visi, žinai, ten, nu, nežinau, top 10-15, ten belekas, kas gali patekti į rinktinę, visi sutartų, kad gerai, mes visi sutinkam, žinai, mums gerai, žinai, sužinoti 3 savaitės iki čempo, kad važiuoju ir aš viską susiorganizuosiu iš savo asmeninės pusės. Tai aš sakyčiau, valio, aš taip ir visada sakau, aš tai būčiau už, jeigu, bet mes, žinai, neturėtumėm dėl tokios sistemos prarasti geriausių žaidėjų, žinai, jeigu mes pasakysim prieš 2 savaitės ir 5 geriausiai atsisakys dėl to, kad jau jie nebegali susiorganizuoti savo gyvenimo, nu tai tada bus praradimas. Jo, bet aš ką pagalvojau, tai, nu, blemba, bet šiaip tas, tarkim, kad ir bilietų keitimas, ne, kad ir asmenin planų susidėliojimas, tai, ta prasme, nėra neįmanomų dalykų ir, ta prasme, tuos bilietus lėktuvo, tai šiaip, nu, taigi gali juos perregistruoti ant kito žmogaus. Nu, tai viskas tik kainuoja pinigus, jo, tai ta prasme, viskas yra įmanoma, tai bilietus galima ir nupirkti savaitę iki turbūt skrydžio, ta prasme. Tai... Jo, bet, nu, apie taupimą vis tiek pinigai, taigi ne žmogaus asmeninį, o federacijų ir taip toliau, kas remia. Ne, tai matai, žinai, čia, žinai, gali daiti iki tokio varianto, nu, žinai, kad, nu, federacija dengia va tokią sumą, bet kadangi norėjom rinkti vėlai, tai tada tau, mielas žaidėjau, mes įmam tave į rinktinę, bet tau reikės 700 eurų prisimokėti pačiam. Ne, aš galvoju apie tokį variantą, kad tarkim, bilietai nupirkti žmogui, neaišku kokiam, bet jeigu ten paskutinį mėnesį kardinaliai viskas pasikeičia, tai tada tas žmogus gali susimokėti tą vardo pavardės keitimo bilietą ir vykti rinktinę. Čia tik tai toks greitas pamastymas buvo. Nu tai čia galima tai svarstyti, žinoma, ta prasme. Tai, ja. Čia reikia tik tai, nu, labai detaliai tos visus, žinai, variantus prasikalbėti. Bilietai yra vienas, antras dalykas yra būtent žmonių susiorganizavimas, tai yra, žinai, nu, vėlgi žmonės galima apklausti, nu, ta prasme, čia tų žmonių nėra labai daug, kurie gali patekti rinktinę, nu, kiek čia bus, maksimum 20 žmonių kokių, žinai. Tarsi, jeigu iš tiek žmonių žinotum nuomonę, kad man gerai sužinoti ten 3 savaitės iki čempo ir aš norėsiu važiuoti, tai jeigu visi pasako, tai šitą problemą atkrenta, žinai, tada lieka tik tai visokie bilietai ir visokie logistinės klausimas, ta prasme. Tai tiek. Nu. Arūnas toliau. Kas dar kokių minčių turi? Arūnas. Jo, aš pakėliau ranką, jeigu man jau priklauso, tai sveiki visi. Jo, o kada yra paskutinė tas, sakysim, tas deadline'as, iki kada turi pranešti, kas važiuoja, nu, kas dalyvaus, nes visuose sporto šakose. Šitas pusės, Arūnai, iš organizatorių pusės, ar ne, tai tendencija yra tokia, kad šitas terminas vis trumpėja. Tai, ta prasme, kažkada būdavo ten, kai ten vos ne pavardės reikia prieš 4 mėnesius pranešti. Dabar realiai ten tas pavardžių registravimas, nu, ten gali būti mėnuo iki čia, nu, ta prasme, jisai vėlai gali būti. Ta prasme, tu užregistruoti gali komandą, nu, vat, dabar jeigu paimtumėm šios metus, šiandien standartas Australija, ar ne, tai šiai dienai mes pasakėm, kad preliminariai Lietuvos rinktinė nori būti. Jau ir net paprašėm atidėjimo starto mokesčio. Bet paskui toliau procedūra yra, kad komanda užregistruota, tada gauna sąskaitą, susimoki starto mokestį be pavardžių, tiesiog už kiekį žmonių. Ir viskas, o tas pavardės ten gali paduoti tikrai vėlai. Tai čia iš organizatorių pusės, sakyčiau, problemos beveik nebėra. Čia yra problema labiau mūsų pusėje, kaip visą tą susiorganizuoti. Kaip suorganizuoti keliones geriausiais kaštais ir suorganizuoti žmonės, kad jie visi galėtų važiuoti, sužinoję į rinktinę, kad pateko labai vėlai. Tai čia tie du pagrindiniai. Iš kitos pusės būna irgi tas, kai kuo anksčiau pradedi ten tuos registruoti, paskui žiūri, kad irgi atsiranda, kad nebegali važiuoti, kažkas tai traumą gavo, dar kažkas buvo. Ne, nu gali ir tokių atvejų būti. Irgi toks atvirkštinis variantas, kai iš anksto, aišku, gal tu išloši ant pigumo, dabar mes turim ten tokia irgi išvyka į Meksiką, tai lemba irgi, ten prašo gal irgi prieš gegužės, gal ne, dar anksčiau, gal balandžio mėnesį jau reikia atstovus ten jau visus surašyti. Tai irgi, nu, toks irgi būna kartai. O pernai irgi skrydom į Koreją, tai irgi gavom, kad kažkas pasą pametė, dar kažkas buvo, kad nenuskrydo ten dar 2 žmonės iš viso net. Nu, gali būti, žinai, kuo vėliau irgi savas pliusas yra, kuo vėliau tuo jau garantuotai visi jau kas... Ne, bet, Arūnai, žinai, aš pertrauksiu, žinai, mes iki šiol visas discgolfo rinktinės registravom tikrai labai anksti. Aš mačiau jas visas ir mes turbūt dar neturėjom nei vieno atvejo, kad kažkas neišvažiuotų, kas buvo registruotas.
Nu, bet mūsų nedaug, žinai, tai aišku, kad anksčiau. Na, čia ir tų traumų tokia tikimybės vis tiek tokias nėra labai daug, žinai, kai kokioj ten kitose. Nu, tai žinau. Ar krepšinės, ten imtynės, futbolas, žinai, tai tokių biškių daugiau išlenda. Tai... Tai va, kas nors dar turit, gal norit dar pamatyti kokio nors žaidėjo sviravimus. Ta prasme, žinai, man dar iš tos skaičių analizę žiūrint, kur yra gal irgi klausimas, ta prasme, galbūt atsakymas. Aš pat peržiūrėjau tos žaidėjus, ar ne? Nu, va, čia galima net pervesti, čia sezonais, matom, žinai, nu, kažkaip šokinėja tie reitingai. Tarsi, mes turbūt neturim nei vieno, žinai, žaidėjo, kuris būtų, nu, kažkaip nuosekliai stabilus, ta prasme, ir ten, nu, va, Domas buvo labai stabilus. Čia Domas buvo labai minimas kaip pavyzdys Šimkūnas, ar ne, kaip su kažkokia žiauriai gera forma metų sezono pabaigoje, ar ne? Tai va, mes matom, jisai visą laiką žaidė ten apie reitingą 9.30, 9.20, ar ne, čia jau pastarosius metus. Ir rudenį čia suždė 7 ratus, kurių vidurkis yra 9.65. Nu, ženkliai geriau negu jisai pats, bet tai yra, nu, vos geriau negu Pošiaus vidutinis reitingas, ar ne? Tai šiaip atsakymas, dabar vėlgi apie Domaižą ir PDG reitingą. Nu, jeigu Domas tokį lygį rodys čia per šitą pavasarį, tai jo tas reitingas pakils ir jisai bus čia geriausias reitingas arba antras Lietuvoje ir pateks į rinktinę. Jeigu jisai nerodys to lygio, nu tai turbūt ir nėra jisai pasiekęs to lygio tokio nuoseklaus ir pastovaus. Žinai, aš kur lenkiu tą prasę, kad mes, va čia kai buvo kalba, ta, žinai, už pakelkim svorį, va čia Vytenis jau pasakė tą argumentą, kad, nu, formai nelygi ar ne kažkokiais sezonais, gal tikrai aš čia nebandžiau ieškoti tokios gilios analizės ir jeigu analizuočiau tik tai vasarą prieš metus, gal geriau atspindi kitų metų vasarą, negu visų metų reitingas, ta prasme, nežinau. Gal tokia atrastum dėsningumą, žinai. O gal ir nežinai, nes tai mūsų žaidėjai pakankamai svyruojantis visi šiaip yra, žinai. Tai va, bet aš sunkiai sugalvočiau sistemą, kas turėtų atsitikti, kad žaidėjas, tarkime, per pavasarį nuo žiemos čempo iki gegužės mėnesio, jau žiūrint į mūsų paprastą kalendorių, su taurės etapais ir čia Baltic Tourais, kokiais visi žaidėjai turės šansų sužaisti dar kokį 15-17 ratų. Jeigu tu matai, kad labai gerai varai ir nori didinti savo reitingą, tu gali važiuoti dar į ten Estijas, Latvijas, dar žaisti papildomų turnyrų ir dar daugiau prisirinkto reitingo. Bet jeigu tu stabiliai žaisi ir pasikelsi tą reitingą, aš sunkiai rasčiau bent vieną Lietuvos žaidėją, kuris žiauriai geriau už Pošių žaisdamas nesugebėtų jo aprengti reitingų. Ta prasme, jeigu bet kuris čia rodys žiauriai geresnę formą už Pošių, jeigu Pošius nerodys geresnės formos, tai yra aplenks tą Pošių, ta prasme, arba bet kurį kitą. Tai man čia, nu, toks, aš sakau, aš nelabai sugebėjau sumodeliuoti tokią situaciją, kaip žaidėjas nesugebėtų pakelti savo reitingo, jeigu jisai žiauriai gerai žais ir stabiliai. Jeigu jis žais 3 ratus labai gerai, paskui 2 blogai, nu tai man klausimas, kad ir gal atsakymas yra, kad nėra jis jau toks super geras žaidėjas turbūt. Tai ta prasme, nu, jeigu mes čia netgi Domo, tas ruduo, ar ne, atrodo labai gerai, bet mes matom, kad, nu, tai rugsėjo mėnuo ten buvo poro ratų, buvo 9.40, žinai, paskui, 5 ratai su vidurkiu 9.75. Tai, nu, tai čia, yra gerai, ta prasme, ir jisai turėjo, kažkada irgi tokį mėnesį, porą ratų buvo sužaidęs Domas, kovo mėnesį 9.67. Nu, tai sakytum, kovo mėnesį, Domą reikia imti į rinktinę. Tada jis kitą mėnesį žaidžia 9.28, paskui 9.11. Nu, ta prasme, tai tiesiog, aš sakau, jeigu žmogus stabiliai demonstruos formą, jisai, manau, kad nebejoju, kad pateks į rinktinę. Kol kas aš peržiūrėjęs visus mūsų žaidėjus, nelabai randu tokio super stabilaus žaidėjo. Nu, tai tą rodo ir mūsų reitingai. Aurelijų galim pažiūrėti, Aurelijaus forma eina žemyn, bendroji sumoji. Nu, ir tą patį vėl rodo jo reitingas, ta prasme. Matom, kaip jisai žaidė čia 20 metai, 21 metai, ta prasme, jis buvo visai kitam lygmenį, negu žaidžia 22-23. Tai turi potencialo, taip turi, ta prasme. Tai gal išaugs. Dabar darimas 3 mėnesiai, ne, nu paskutinis dabar sprendimas, kad rinksiu, tai kas gaunasi 3 mėnesiai tada. Ne, tai čia mūsų sprendimas yra, žiūrėk, Arūnai, tu nuo pradžios klausėjai čia? Biškės pradžią buvau praleidęs. Jo, tai, žodžiu, nu, mes svarstėm apie tai, arba mes paimam, tipo, 3 mėnesių, nu, tipo, buvo kalbama apie pastarąjį laiką.
Tai aš pats paėmiau, jeigu mes gegužę, pavyzdžiui, rinktumėm rinktinę, tai mes žinotumėm vasario, kovo, balandžio žaidimą. Tai ir aš lyginau. Jeigu mes rinktumėm žaidėjus pagal tik tai tos 3 mėnesius ir žiūrėjau, kas būtų buvę pernai, užpernai, dar 21 metais, arba mes rinktumėm pagal reitingą, kurį žmogus tiesiog turi paprastą reitingą, kaip dabar yra dabartiniai sistemui, gegužės mėnesio reitingą. Ir visa matematinė analizė... Aš apie iki čempionato, kada jau paskutinis tas... Iki čempionato mes, dabar sakėm, kad 3 mėnesiai normaliem čempionatui. Mes turim tą pabaigti klausimą aptarti dėl tos pačios Australijos, nes... O kada Australijoje, tiksliai? Australija yra lapkričio pradžioj, lapkričio 6-9 dieną tas yra čempas. Dar tada Lietuvos čempionatas kaip ir įveitų, būtų kaip ir logiška dar. Tai matai, čia, Arūnai, čia mes turim šitą apspręsti ir suprasti būtent tą logistiką ir bilietų pirkimą, ar ne? Tai žinai, tai jeigu mes imam, žinai, pavyzdžiui, dabar kaip yra dabartiniai tvarkoj 4 mėnesiai, tai, žinai, 4 mėnesiai, taip formaliai, jau Liepos reitingas yra biški mažiau negu 4 mėnesiai likus iki to lapkričio. Tai, žinai, birželio mėnuo tai jau yra, tikrai virš 4 mėnesių. Tai Liepa yra beveik 4. Tai bet čia yra pagrindinis klausimas, žinai, kaip mes galime supirkti bilietus neprarasdami pinigų ir kada mes tą rinktinę galim patvirtinti. Žinai, jeigu mes galėtume nupirkti bilietus pigiausią kainą spalio mėnesį, tai aš sakyčiau, tai visą sezoną pabaigiam ir išrenkam rinktinę, žinai. Tai čia mums reikia atsakymo apie būtent... O kas šitą gali pasakyti? Vat aš nežinau, kas šitą gali pasakyti. Aš neradau dar eksperto, aš čia bandžiau klausti. Čia reikės nekilnojamo turto agentūrų, nekilnojamo kelionio agentūrom. Kelionio agentūrų klausti, jo, žinai. Kažkaip reikėtų šitą klausimą patiems savo atsakyti, žinai, ta prasme. Tai žinoma, kad kuo daugiau įeitų žaidimo ir kuo daugiau mes matytumėm žaidėjo formos, tuo tikslesnį turbūt sprendimą padarytumėm, žinai. Tai aišku. Aišku, tai čia buvo irgi toks paminėjimas atrankinių varžybų, žinai. Na, aišku, irgi gal kituose sporto šakuose ten ir daro iš vienų varžybų, žinai, viską atranką padaro, bet tai, aišku, jos turėtų savo tokio svorį, kad nugalėtojas važiuoja, žinai, pasaulio čempionatą. Tai gali būti iš viso, net iš tų, ką mes vardinom, gali būti, kad jisai gali iššokti kažkuris vienas. Ne, aš netaip sakiau, nieks netrenka iš vienų varžybų. Tu paimi 10 bet paimi 10 geriausių, į atrankos varžybas ten ir klaime, pavyzdžiui, tai pasakydavau, yra 10 žmonių, jūs dabar dalyvaujat varžybos. Tu negali būti Lietuvoje 196, ateiti į atrankos varžybas, laimėti ir sakyti, aš čia geriausias. Amerikoje dabar kaip tik Amerikoje vyko maratono atranka, tai va šį savaitgalį į Paryžiaus olimpiadą. Bet jie surinko gerą biudžetą, kad už pirmą vietą ten 100 000 eurų, ir už 10 ten gal 5 000 eurų. Vienintelis varžybas, viskas, visi amerikonai dalyvauja, pirmi 3 važiuoja olimpiadą. Easy, viskas. Jo, bet matai, čia, Arūnai, žinai, vėlgi, čia yra... Kitas rytis ir viskas, ir jie daugiau niekur nebedalyvaus. Jie dabar, kad olimpiada rugpjūtį gal ten, tai dabar vasario, viskas, atranka įvyko, viskas, jau pirmi 3 paskirti. Čia, žinai, vienas dar netgi toksai argumentas, tarkim, man, pavyzdžiui, prieš atranką vien pagal pavasarį. Tu, žinai, tu priverti žmonės būtinai... Ne, čia irgi kuo arčiau rudens jau ten, aišku, reikia žiūrėti. Tai sakau, bet man sakau, į visą tą, žinai, analizuojant tiesiog tos reitingus, man atsakymas yra, vis tiek PDG reitingas parodo. Aišku, kuo jis arčiau... Ne, tik tai galima, kai Dariau tu ir minėjai, kad būtina sužaisti ten ar 10 ar 15 ratų, bet matau, kad jeigu bus rudenį, tai tikrai čia sužaisti, jau bent jau aš įsivaizduočiau, kad tas, turi būti tas kažkoks, kad, pavyzdžiui, dabar turi gerą ir nežaidė, ten, 2-3 kartus, ar sužaidė. Tai aišku, čia taip nieks nelabai ir darys, bet čia kažkokį limitą galime įvesti, kažkokį tam, kad privaloma sužaisti, kaip pavyzdys, 10 ar 15 ratų. Norėtumėt šitą pavyzdžio, tai aš jums galiu pasakyti. Arnas Lietuvninkas, dabar iš tų, kas mažai žaidžia, bet žaidžia gerai, galit pasižiūrėti Arno, žinai, reitingų kreivę. Ir Arnas turi, kaip matot, labai mažai ratų. Jis per sezoną, čia 5 ratus per rudenį, per pavasarį sužaidžia. Jis vasarą net nežaidė iš vis 23 metais. Sužaidžia 5 PDG ratus. Tai Arnas techniškai galėtų sužaisti, pavyzdžiui, pagal dabartinį reikalavimą, kai mes turim 8 ratus per
12 mėnesių reikalaujam, kaip dabar yra įrašyta. Tai Arnas galėtų sužaisti 3 ratus labai gerai pavasarį šį, pasiliktų dar 5 ten įskaitiniai iš seniau ir galėtų aplenkti reitingų visus. Jam reikėtų dabar 3 labai gerai ratus sužaisti ir jisai galėtų tapti numeris 1 Lietuvoje. O tai va, apie šitą, kad va to, sakykime, vis tiek, va, kad būtent iš paskutinių tų ratų, kad, pavyzdžiui, tam sezone, va, kaip ir sakom, kad ten 10 ratų kokių turi sužaisti. Nu tai čia priklauso nuo datos, kada mes atrinkinėjom. Aš sakyčiau, kad jeigu mes gegužės reitingą imtumėm, Ne, tai gegužės ne, imam ten į patį galą, 3 mėnesius iki varžybų. Jau bent kokius 3 mėnesius iki varžybų. Nu tai, žinai, tai normaliai, jeigu čempai būna rugpjūtį, tai gegužė ir bus 3 mėnesiai iki varžybų. Žinai, tai. Ne, tai dabar lapkritį. Nu jo, tai aš sakau, ne, Australija yra toks išskirtinis atvejis. Įprastai tai būtų gegužė. Tai va. Tai nežinau, tai jeigu dar yra kažkokių klausimų... Reikia stengtis tapti profesionalais ir bus viskas easy čia. Dabar dar kaip mes labai daug dėmesio skiriam čia praktiškai, mėgėjam šitai vietoj. Dar, kaip sakyt, aišku, vis tiek Lietuvą atstovauja, viskas malonu gerai, bet kol kas dar reikia tobulėti ir tobulėti. Tai žinoma, tai sakau, čia bet kuris gerai žaisdamas stabiliai aplenks visus. Visi čia iš tų top 10-15 žaidėjų. Per Skirmantą ranką. Jo. Čia, kadangi apie visokius variantus ir gal taip jau ateičiai, bet mano idėja, kad, pavyzdžiui, taurės laimėtojas gautų bilietą į rinktinę. Mūsų rinktinė nedidelė, čia truputį komplikuoja dalykus. Ypač moterų, kur yra, jeigu tik viena kandidatė, tai praktiškai tą vienintelį pagal tokią sistemą ir gautų. Tai aš čia dabar nesiūlau tokių pakeitimų, bet tiesiog, kadangi dalėjomės visokiam idėjom, tai tokia idėja, manau, vis dėlto verta dėmesio, nes taurės laimėtojų tapti yra ne juokas, reikia vieną visus praktiškai ir aplenkti savo konkurentus varžybose, čia Lietuvoje, antrą laimėti įvairiuose parkuose. O tai tiek ir plus dar taurė gautų papildomą tokį cinkelį, daugiau dėmesio sulauktų. Tai gal kada nors tai apsvarstysim ir prie to pereisim, bet nesakau, kad čia turėsim ne po vieną vietą Europos čempionate Skirmantą, jo po 5 divizionų. Na jo, šitai vietą iš tikrųjų jo, kaip ir Skirmantas, viskas čia Lietuvos nori, bet irgi pažiūrėkim kitų sporto šakų, ten tą situaciją, kaip pavyzdžiui, daug kas ar Amerikoje būna, ar kažkas, irgi dabar mes neturim dar užsienį tokių žaidžiančių, bet gali būti taip, kad tas žais kažkas ten Amerikoje ar dar kažkur, jis Lietuvoje iš viso gali net nedalyvauti. Tai čia, Arūnai, šitas, tu gal tame dar nedalyvavai, kaip mes ir atmetėm savo seną sistemą, kurioje ir buvo taškai už Lietuvos čempionatus ir žiemos, ir vasaros. Netinka tas. Už taures ir taip toliau. Žinai, atsakymas buvo toksai, kad Kristin Tatar būtų lietuviai, jinai nepatektų į rinktinę, žinai, su tokia sistema. Taip, šitas netinka. Mes vis tiek galbūt sulauksim, kad kažkas jau į pro turus važiuos, į euro turus važiuos ir ten visai bus, jie čia net nedalyvaus tose varžybose. Dabar yra kaip yra, bet čia gali būti, kad, koks Berankis gal tik vieną kartą sužaidžia čia Lietuvoje, kur kokiam Dėmesio kape, bet daugiau niekur jis nežaidžia. Ne, čia nereikėtų prie šito prisirišti. Jo. Tai va, tai ką, ta mūsų valanda ir ištiksėjo, tai nežinau, jeigu dabar daugiau čia diskusijos neturim, tai aš taip tikiuosi, kad gal šitą valandą mums kažkiek pasitarnaus ir visai valdybai čia priemant tą galutinį šių metų gal sprendimą kažkokį bent jau ir pasitvirtinant jį. Tai, dar yra vienas komentaras, gali garsinti. Aš nematai tekstinis? Jo. Aš šitą atsiprašau, bet čia tą užsidaręs, tai... Galiu aš įgarsinti, jeigu nori. Įgarsink tada jo, jeigu... Jo, jeigu nedalyvaus ar dalyvaus kitose divizionuose Lietuvos tauriai, tai negalės pretenduoti į rinktinę pagal Skirmantą. Čia rašo OK narys. Nežinau. Tai jo, tai aš manau, kad tai, kas Skirmantas įvardina, čia ta mintis tokia į paraštę ateičiai.
sakyčiau, tikrai, kai turėtumėm ten MPO, nežinau, į Europos čempionatą 7 pozicijas ir sakytumėm, vienas bus taurės laimėtojai, vienas Lietuvos čempionui, ir 5 dar vietos pagal reitingą arba kažką tai. Ta prasme, tai tada, sakyčiau, visai valid, žinai, bet kai, mes turim ten 2 pozicijas, tai tada tokia sistema tiesiog priverstų būtinai žaisti Lietuvoje ir, kaip sako Arūnas, būtų profas, kuris norėtų žaisti Eurotūrę, bet liktų Lietuvoje, nes kitaip į rinktinę nepateks. Tai būtų nelogiška. Tai manau, kad čia, idėja ateičiai. Pirmiausia, iššaukim iš lygio į kitą lygį, o tada jau galėsim įvairesnių kriterijų turėti. Kaip įtraukti. Jo, čia, man atrodo, būtų didesnė šventė, jeigu kažkas iš lietuvių pradėtų Eurotūrose lošti stabiliai, tai būtų didesnė šventė, negu su rinktinė važiuoti šitai vietai. Jo, ir jeigu dar gerai pradėtų žaisti. Bent jau žaisti tenai pradėtų stabiliai, tai jau būtų irgi. Tai jo, tai būtų, ta prasme. Ir kitas dalykas, aišku, žinai, bet apie reitingą mes kaip ir kalbėjom, čia irgi tas diskusijose kažkur plaukėjo, tai žinoma, kad PDG reitingas nėra šventa karvė ir mes žinom jo ten problemas ir išlygas ir kad jisai labai priklauso nuo to varžovų rinkinio, prieš kuriuos tu žaidi. Ir, kaip čia Karolis buvo pasakęs, kad dabartinė sistema neskatina važinėti į užsienį, tai dabartinė sistema, kai mes tiesiog pagal reitingą renkam, žiauriai skatina važinėti į užsienį. Ir čia iš tų visų, kur dabar panašiais reitingais mūsų žaidėjai yra, bent vienas pradėtų žaisti ne Lietuvos taurėje, o Pro Toure Europos, šautų į viršų reitingų, žaisdamas vidutinį savo žaidimą. Tiesiog jisai žaistų su stipresniais tenai varžovais, kurie kažkas iš jų vis tiek sugrybauja ir parsivežtų tos reitingo taškus. Jeigu jau netgi iš ten neparsivežtų reitingo taškų, tai tada reikštų, kad žaidė blogai. Ta prasme, tai žodžiu, ta sistema labai skatina į užsienį važiuoti. Jeigu kažkas nori dar šauti į Lietuvos rinktinę, tai nereklamuoju, bet jeigu renkatės tarp Lietuvos taurės etapo ir Pro Touro, tai važiuokite į Pro Tourą ir jūsų šansai patekti rinktinę labai stipriai didėja. Atsiprašau, Lietuvos discgolfo federacija. Ne, čia viskas teisingai, iš tikrųjų turi būti kažkas tokia, sakykim, tas mūsų elitas, kurie vis tiek turėtų, čia Lietuvai užtenka, yra to ir Lietuvos lygio. Norėtųsi, kad jau bent kažkas išvažiuotų. Tai tiek iš manęs turbūt, ko gero, Mykolai, gal ir galėsim baiginėti įrašą, ar ne? Aš dėkoju visiems susirinkusiems, tikiuosi, kad buvo įdomu. Tikiuosi, kad valdybos nariai, kurie čia nesudalyvavo šiandien, peržiūrė šitą įrašą ir irgi išgirs, arba trumpai persakysiu ir raštu parašyta jau yra žmonėms santrauka, tai ir tai padės mums padaryti sprendimus ir ieškokim gerų sistemų toliau. Ir svarbiausia, turbūt gerai žaiskim ir patekėme į Lietuvos rinktinę ne su 9,50 ar 60, o su 9,90 reitingu. Mažiau klausimų turėsim, jeigu turėsim tokius 2-3 žaidėjus. Tai ką, tai ačiū visiems. Ačiū visiems už vakarą. analizę.